Mano vardas Juozas, esu Lapinų namų komandos vadovas. Šiame versle esu jau senai ir man atrodo, kad tikrai žinau, koks turi būti tikrai geras namas. Geras namas pirmiausia prasideda nuo geros vietos. Nuo gyvenamosios vietos priklauso jūsų gyvenimo kokybė. O vieta yra ne tik lokacija, bet ir tokie dalykai kaip infrastruktūra. Jeigu jums reikės važinėti žvyrkeliais ar gaudyti žvyro dulkes būnant savo terasoje, tai yra blogai. Tai yra viena iš didžiausių žmonių nelaimingumo priežasčių gyvenant name. Bet nereikia taip daryti. Mes statome namus kvartalais, įrengiame ir gatves asfaltuotas pilnai kaip pat kiekvieno namo, gatvės apšviestos, įrengiam pasivaikščiojimo takus, bendruomenės zonas. Naujausiuose savo projektuose planuojame įrengti ir sporto aikštynus, kaip teniso kortas, padelio kortas ir kiti dalykai, kurie yra labai reikalingi šiuolaikiškam aktyviam žmogui. Statant namus kvartalais, etapiškai mes išlaikome vieningą architektūrą. Namai nėra vienodi, bet jie yra suderintos architektūros, jūs gaunate iš tikrųjų gražią kaiminystę, gražią vietą. Aplink Vilnių ir kai kur Lietuvoje vis dar yra pakankamai gaji tokia atgyvenusi koncepcija, kai vystytojai, sklypų vystytojai sudalina žemę sklypukais ir jie išpardavinėja žmonėms, kurie patys arba su rangovo pagalba status. Kažkas nusiperka sklypą, pastato greitai, kažkas pradeda statyti, nedastato, palieka, susipyksta, visko gyvenime nutinka ir praktiškai visais atvejais mes turime tokią situaciją, kad chaosas, statybvietė, daug metų, jūsų vaikai žaidžia gatvėje, kur važinėja statybinė technika, kur dulkės statybos ir visa kita. Mes šiuo atveju savo Lapinų namų kvartalus statome kvartalais, ištisom gatvelėm. Gatvelės statybas organizuojam labai panašiu metu, kad įsikėlus į gatvelę žmonės gautų ne tik namą, bet ir visą aplinką. Tai yra aplinka gražią, kurie eina namo, ir tai yra aplinka gražią, kurie mato iš savo kiemų. Kitas labai svarbus aspektas yra geras išplanavimas. Tikrai būna atveju, kai yra daug kvadratų ir erdvės nėra. Tikrai galima net ir iš pakankamai nedidelio ploto, atsisakant tokių sprendinių kaip tamsus koridoriai ilgi 2 aukštai, kurie reikalauja visokiausių laiptų aikštelių ir keistų kampų aplink laiptus. Atsisakę šitų dalykų mes tikrai galime sukurti su pakankamai nedidelė kvadratūra tikrai labai erdvų namą. Pavyzdžiui, mūsų, kad ir patys mažiausi namai, kurie yra apie 70 kvadratų, 90 kvadratų, jūs juose jaučiatės daug erdviau negu kokio nelabai protingo išplanavimo 2 aukštų 120 kvadratinių metrų kotedžių. Antras dalykas, kalbant apie išplanavimą, yra tai, kad geras išplanavimas yra ne tik už mažesnę kainą, už mažiau kvadratų, geras ir erdvus jausmas. Tai yra ir daug mažiau kaštų. Tai yra tvarkymo laikas, tai yra šildymas. Jūs daug mažiau kvadratų turite šildyti. Kitas labai svarbus dalykas geram namui yra geros medžiagos ir geros technologijos. Negalima tikrai taupyti medžiagų sąskaitą, nes geros medžiagos kainuoja, taip, jos kainuoja brangiau, bet ne tiek brangiau, kiek paskui prarandate per namo vertę, per savybės namo ir panašiai. Savo namų konstruktyvams naudojame išskirtinės medžiagas ir išskirtinės technologijas. Mes naudojame tokius blokus, iš kurių yra sumontuojama siena ir jie yra iš dalies tuščiaviduriai, iš dalies turi savyje iš karto jau integruotą apšiltinimo medžiagą. Ir sumontavus dalį sienos, ta tuščia vieta yra užpildoma gelžbetonu. Mes gauname betono monolitos sienas, kurios yra išskirtinai tvirtos, daug tvirtesnės už bet kokį mūrą. Ir kurios turi puikias akumuliacinės, šilumos akumuliacinės savybės, vasarą vėsos akumuliacinės savybės, ir kurios turi puikias garso izoliacinės savybės. Ir yra ilgaamžės, ir namas iš tokių medžiagų išlaiko ilgai vertę. Kitas labai svarbus dalykas tai yra fasadai. Fasadai turi būti gražus, natūralūs ir ilgaamžiai. Mes savo fasadams pagrindė naudojame arba natūralų akmenį, tai yra skalūno akmenį, arba termomedieną, arba medžio ir plastiko kompozitą. Tai yra medžiagos, kurios atrodo labai gerai, solidžiai, praktiškai morališkai nesensta ir dėl to namas sulaiko vertę ir jas lengva prižiūrėti. Kitas labai svarbus gero namo dalykas yra
namo energetinę sistemą. Tai čia pradedant nuo šildymo sistemos, baigiant elektros gamybos sistemą. Savo namuose mes naudojame arba šilumos siurblius, oras vanduo, arba oras, arba ir tuos. Montuojame geoterminį šildymą esant reikalui ir norui kliento. Visi mūsų namai yra su moderniais rekuperatoriais, montuojame oro kondicionierius, kurie gali būti vienas visam namui, gali būti kiekviename kambaryje pagal kliento poreikius. Montuojame išmanių namų sistemas, kurios apjungia visus šituos įrenginius į vieną sistemą, kad jie veiktų kuo efektyviau ir patogiau. Ir kitas labai svarbus momentas, kad mes siūlome ir energijos gamybos ir laikymo sprendimus. Tai yra saulės elektrinę galime sumontuoti akumuliatorių ir jūs galite būti energetiškai nepriklausomi didžiąją metų dalį. O turėdami akumuliatorius su pasikrovimo pagal biržos kainas funkcija, jūs net ir žiemos metu, kai nėra saulės, jūs galite taupyti kelis kartus kaštus. Geras namas yra tas, kuris jums nesukelia problemų. Nesukelia problemų nuo pat pradžių. O žmonės problemų prisidaro labai daug, jeigu nusprendžia įsigyti namą su daline apdaila arba dar blogiau, tai yra patys statyti. Įsirengti namą nusipirkus dalinę apdailą yra labai daug darbo, nes tai nėra būtinas. Jūs turite įsirengti šildymo vėdinimo sistemą, jūs turite netgi pabaigti kai kuriuos statybinius darbus dažnai. Ir tai yra ta priežastis, kodėl žmonės, jeigu įsigyja namą su daline apdaila, jie pirmoje eilėje labai daug ilgai neužbaigė viso remonto. Antras dalykas, jie praktiškai 100% atveju smarkiai viršija biudžetą ir aplamai jo nesukontroliuoja. Toks tipinis atvejis yra, kai tu paklausi žmogaus, kuris įsirenginėja, tai kiek tau kainavo įsirengti, tai sako, ties ta ir ta suma jau nustojau skaičiuoti. Kad nepatekti tokias situacijas, kurios tikrai ir finansiškai yra skausmingos ir gadina gyvenimą daug metų, nes gyventi nebaigtam name yra mažas malonumas, pirkite namą su pilna apdaila. Tai nereiškia, kad jeigu perkate su pilna apdaila, turite rinktis kažką nuobodaus, kažką standartiško, kažkokie tenais lygiai būna, ten ekonominis premijų ir panašiai. Jūs galite rinktis medžiagas iš mūsų pasiūlymų, taip, bet taip pat jūs galite mums pasiūlyti savo medžiagus, kur jūs norite, ir mes įrengsime taip, kaip jūs norite. Ir ne tik individualias medžiagas jūs galite rinktis ir sprendimus individualius. Ir netgi esant reikalui mes galime sumontuoti ir tokius dalykus, kaip integruojami baldai su buitinė technika. Geras namas ir gyvenimas name arba užmiestyje neturi būti susijęs su papildomai sugaištu laiku aplinkos tvarkymu. Mes turime net 2 sprendimus. Vienas iš jų, tai praktiškai visuose mūsų gyvenamųjų namų kvartaluose mes žmonės organizuojame bendruomenės, kurios turi savo pirmininką. Ir tas pirmininkas organizuoja visą bendrų zonų priežiūrą, kelių valymą, žolės, bendrų zonų pjovimą ir panašiai. Kita paslauga, kurią ketiname pradėti teikti, tai yra jūsų ūkvedžio paslauga. Net jeigu jau yra pasibaigę garantinis laikotarpis įrenginiams ar statybos darbams, jūs visada turėsite kam paskambinti ir jūs visada turėsite, kas jums suremontuoja kažkokį smulkų dalyką arba sumontuoja papildomą rozetę arba kažką sutvarko. Geras namas tai nėra tik tai tiesiog namo pastatymas gražioj geroj vietoje, atidavimas raktelių žmogui, kad jisai įsirengtų ir gyventų savo. Geras namas tai yra sistema. Jeigu jūs domina mūsų koncepcija, mūsų sprendimai, mūsų namai, tai visą informaciją rasite arba šio video aprašyme, arba internetinėme puslapyje www.latvijonamai.lt.